Sveiki gerbėmėjai. Ačiū, kad stebite, žiūrite, komentuojate. Manipuliacija 16. Beveik dekonstrukcija 2. Reaguoju į komentarus. Vienas komentaras labai šviežias. Skaitau. Sveiki, ar galite pakomentuoti J.D. Vance'o kalbą Miunchene, o konkrečių kampų, kad Lenkija ir Baltijos šalis buvo pavyzdys Europai. Mes jau rojui ar vis dar skaistykloje. Jaučiu sekinį, nuo prieš tai. Rojus, skaistykla, kur yra. To atsakysiu. Bet noriu atsakyti į 3 komentarus praktiškai iš karto. Po video kortų kaladė buvo toks komentaras. 5 metodų pavyzdžius reikėjo teikti iš visuomenėje ir žiniasklaidoje plačiai žinomų faktų, o ne asmeninės patirties. Girdžiu, tai mes toj tą iš viešos erdvės ir paimsime. Vienas Patreonas klausė, sveiki, ar galima turėti savaitės propagandos rubriką, kurioje būtų apžvelgiamos ir dekonstruojamos pagrindinės propagandos žinutės. Ką manote? Aš tada jam atsakiau, sveiki, mintis tikrai gera, daryti kas savaitę yra jau neprastas įsipareigojimas, bet įtraukti apžvalgas ir dekonstrukcijas apie smegenų plovimą tikrai galima pabandyti. Matot, tas apie smegenų plovimą yra Patreone ir jį realiai mato 20 žmonių. Dabar visiškai atsitiktinai. 15 buvo praeitą savaitę, manipuliacija 16 yra šią savaitę. Visiškai atsitiktinai sutapo, kad karyba 16 irgi šią savaitę ir vasario 16 irgi šią savaitę. Tai manau, kad tai sutapimas, galimai netęsim. Dabar atsakau. Ar mes rojui ar skaistykloje? Lenkija ir Baltijos šalis. Ne rojui. Ne rojui, turim ką veikti, bet skaistykloje, kur esam kartu su kitom valstybėmis, tai mes taip arčiau rojaus vartų. Ką realiai Vance'as pasakė? Jo kalba prasidėjo nuo to, kad saugumas yra ne tik išorinės grėsmės, kad reikia rūpintis savo vidumi ir kad bijot savo piliečių negalima. Paminėjo ataką, jinai kaip tik įvyko Miunchene vasario 13 dieną, kai Afganistano kilmės pabėgėlis, pavadinkim taip, trenkėsi į minią, sužeidė 36, tame tarpe 2 metų vaiką. Ir jisai pradeda kalbėti, ar ne per daug pas jūs, čia aš biškai egzagaruoju, ne per daug pas jūs žmonių, kurie yra atbėgę ne iš Europos Sąjungos. Ir pačioje pradžioje buvo plojimai, kaip jisai pareiškė užuojautą, kad mes visada su Vokietija, su Miunchenu, tai viskas kaip ir gražu ir jisai taip pasakė, tai tikiuosi ne paskutinis kartas, kada aš šiandien sulauksiu plojimų. Tuo aš išjungsiu. Ir toliau jisai kalba apie tai, kad kažkas pralaimėjo šaltąjį karą, bet neaišku, kas nutiks nugalėtojams. Labai, labai toks slidus. Jisai mato dar grėsmę žodžio laisvei. Taip pat jis sako, kad Trumpas yra naujas šerifas mieste, kuris yra už žodžio laisvę. Ir jisai gali nesutikti su tam tikra nuomonė, bet už jos buvimą kovos. Čia nėra vien tik tai jo sakinys ir jisai yra biškai toksai senesnis, kad aš nesutinku su tavim, bet už tavo teisę kalbėti kovosiu iki mirties. Ir kai kariškius vadina militaristais, žinokit, ne, mes, ko gero, didžiausi pacifistai. Ginkluoti, pasiruošę, bet mes realiai tikrai norim taikos. Tada jisai sako, kažkas turi klastoti rinkimų rezultatus. Nes galimai jie yra paveikti socialiniai medijai nupirktos rusiškos propagandos. Sekantis jo geras sakinys. Tai tokia pas jūs ir demokratija, kai už kelius tūkstančius nupirktas socialinė reklama gali ją paveikti. Jisai kalba, kad jūsų visuomenė nepakankamai apsišvietusi. Dar galima
Galima daug kalbėti. Aš manau, kad prie Miuncheno, nes konferencija dar nepasibaigė. Jinai tęsis iki sekmadienio vakaro, galimai tęsis ir ilgiau. Reikia žiūrėti kontekstą, mes apie tai pakalbėsim kitą savaitę, nes reikia sudėti krūvą Trumpo skambutį, tipo pirmas ir vienintelis, ne pirmas, ne vienintelis ir nebūtinai, mes daug ko nežinom, bet tai vėliau. Paskui kita žiauriai gera citata. Žiauriai gera citata, nes Bachūras kalbėjo be lapo, aš dabar su lapu. Kalbėjo ilgai, aiškiai, su pavyzdžiais, britiškas, švediškas, apie Vokietiją. Ir nebuvo jokių išorinių grėsmių, jis tiesiog paminėjo, kad ne Rusija ir Kinija yra didžiausia jūsų grėsmė. Ir sako, jeigu mes sugebėjome ištverti 10 metų Gretos Thunberg, ar jūs galite išgyventi kelis mėnesius Elono Musko? Ir po tos frazės jisai taip stovi su šypsena, nes geras bairis, žiauriai geras bairis, gilus. Ir salė neplojo. Arba jie nesuprato, arba suprato labai gerai. Taip kitko, kol viceprezidentas Jungtinių valstijų kalbėjo, rodė salę, mažiausiai 2 kartus. Į kamerą papuolė mūsų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Ar atsitiktinai? Ten daug žmonių buvo salėje. Bet taip, kad būtų labai aiškiai ir atpažįstamas, tai, buvo dar keli. Tai žinutė tokia, rūpinkitės savimi, išlaikykit valstybės tapatumą, nes jeigu patys savo padėt nenorit ir negalit, kodėl galvojat, kad jums padės Amerika? Tai čia supaprastinta žinutė. Šoksime į Lietuvą. Visai nesenai Tėvynės sąjunga Krikščioniai demokratai išsirinko naują pirmininką. Buvo debatai. Lietuvos rytas, valdžia. Reportažas vadinasi: kandidatams į TS LKD pirmininkus D. Žeimytės Bilienės egzaminą. Dvitaškis. L. Kasčiūną paliko be žado. Vien tik iš pavadinimo. Nesigilinant daugiau niekur, klausimas toks iškyla. Kodėl neišvardinti visi kandidatai? 5 buvo. Kodėl Kasčiūnas liko be žado? Bet truputėlį paklausykime. Sustabdysim, pakomentuosim. Jūsų praeitis, kuri tas kybantis klausimas, labai visą laiką nenorit apie tai kalbėti, arba galbūt norėtumėt, kad niekas apie tai nekalbėtų, bet jisai kabo tas klausimas. Aš gal taip. Kabo tas klausimas. Turiu eilėraštį. Pakabinkim tai ore, tegul kabo. Klausimas ne kirvis, neužmuš, bet sužeisti gali, jei skaudus. Klausimas ar atsakymas, kartais akis bado. Pakartokim dūmų uždangą, tegul kabo. Taigi, kabot neleido, ištraukė, klausom. Paklausiu, kodėl jūs manėt, kad ES yra blogai kažkada, kai buvot 17-18 metų? Labai gerai, kad pasakėt, kad niekada nesakiau, kad NATO yra blogai. Aš vis laik tikėjau transatlantinę vienybę, integraciją į NATO, Amerikos vaidmenį Europoje. Bet būtent, kai man buvo 17-18 metų, aš truputėlį buvau susidomėjęs Britų euroskepticizmu, kuris yra vakarietiškas. Britai priėmė sprendimą. Bet mes šiandien apie Britų skepticizmą kalbam. Čia kalbam apie nacionalistinę, nacionaldemokratų, taip jį vadinasi. Tai pradėkime, jūs manęs paklausėte, kodėl aš skeptiškai vertinu Europos Sąjungą. Tai žiūrėkit. Sumalta. Apsimeta, kad neprisimena partijos pavadinimo. 1. Kaltina žmogų dėl kažko tai,
kai jisai buvo dar ne visai, kaip čia pasakius, savarankiškai mąstantis ir įtakotas kitos mąstysenos. Ir, sakykime, čia britiškas skepticizmas. O kodėl neatsukti filmuko atgal? Ir nepaklausti, o ką jūs darėte, kai buvo ne 17-18, o 7-8? Galiu pasakyti, kai Laurynui Kasčiūnui buvo 7-8 metai, Lietuvos rytas dar vadinosi Komjaunimo tiesa. Pasitikrinkit, jeigu netikit. Ir kalbant apie tai, kas yra buvęs kas, tai yra tokia frazė, jie priskiria Čerčiliui, maždaug tas, kas 25 nebuvo liberalas, neturėjo širdies, o kas būdamas 35 nebuvo konspiratorius, nebuvo konservatorius, neturi smegenų. Tiesą sakant, Čerčilis buvo atvirkščiai ir dėl to žmonės mano, kad frazė ne jo, bet jisai galėjo ją pasakyti ne apie save. Nesvarbu. Čerčilis. Daug kas sako, kad Miunchenas, Trumpas, amerikiečiai primena kitą Miuncheną. Ir ne Čerčilį, o Čemberleną. Įdomi paralelė, bet aš apie tai kalbėjau dar tiesiog užduodamas klausimą. Kodėl Miuncheno saugumo konferencija būtent ten ir būtent tada, 14 dieną. Sekantis audio įrašas. Kodėl jūsų kai kuriuose asmeninėse duomenyse vis dar yra nacistų naudojamų simbolių? Ką jūs turite galvoje? Jūsų telefono numerį. Ta prasme, telefono numeris yra atsitiktinis dalykas. Nemanau, kad ten atsitiktinis. Aš tiek įsiklausęs esu apie save, kad ašgi... Žiūrėkit, nemanau, tai čia nuomonė ar faktas. Asmeniniai duomenys, tai gal neviešinkim, jeigu telefono numeris yra asmeniniai duomenys. Gerai, jis ten paminėtas nepilnas. Toliau. Gyvenu 88 bute, kad mano vaikai gimė per Hitlerio gimtadienį. Kaip čia taip gali būti atsitiktiniai dalykai? Kaip čia gali būti atsitiktiniai dalykai? Nu, gali būti atsitiktiniai dalykai. Nu, tikrai gali būti atsitiktiniai dalykai. Čia susidaro įspūdis, kad atsitiktiniai dalykai nutinka visiems išskyrus tą asmenį. Nu, nesvarbu. Toliau. Tai, ta prasme, ką jūs kalbate? Ne, tai aš nekalbu apie tai, ką jūs kalbate, aš kalbu apie tai, ką aš matau. Aš nekalbu apie tai, ką jūs kalbate. Aš kalbu apie tai, ką aš matau. O matau, ką noriu. Ir ko nenoriu, nematau. Aš taip suprantu. Tai, na, aš ką jūsų kolegos kalba? Tai jeigu mes dabar įsivelsim į šitus bet mes išsiaiškinkim iki galo. Tai aš sakau, kaip aš galiu telefono numerį pasirinkti? Galit. Kada aš galiu Galit pasirinkti. Ir ten toks sutapimas, va, 28 tai kažkas. Nežinau, aš... Tai vat, jinai pirma paminėjo 28. Kas yra 28 tai? Nu, iš tikrųjų, H yra 8 abėcėlės raidė. Ir sveikas Hitlerį galėtų būti verčiama kaip 88. Iš 5 prelegentų yra Arvydas Anušauskas, tai galėtų būti jo simbolis 11. Ar tai blogis? Kažkada buvo, nežinau, 1488 taksi firma, niekam neužkliuvo. Ir tai buvo ne asmeniniai duomenys, o telefonas, kuriuom tu gali išsikviesti. Tai čia mes dabar ką darom? Kokius procesus įtakojam? Kokios pabaigos tikimės? Nu, tiesiog paklausykim dar. Toks yra, nu, tai ką dabar, keis numerį? Sutapimas. Tai be abejo. Aš vedžiausi 8 dieną ir 8 yra mano sėkmingas, yra begalybės skaičius, jeigu ką. Nu, bet jūs nebuvot. Paviljonis šitoje vietoje bando gelbėti Kasčiūną. Renkasi visai kitą skaičių, ne 8, o 11 kart mažesnį. Šiaip, jeigu būtų pasiruošę, būtų suradę, kad 28 tai visgi yra turto simbolis kiniečių mitologijoje. Būtų galima netgi ir šitaip išsivartyti. Ką aš dar noriu pasakyti? Noriu pasakyti, kad daug dalykų nutinka viešoje erdvėje ir, pavyzdžiui, komentaruose yra, mane vadina ten, sveikas Hitlerį.
vienas vaikinas po epizodo, neklaidinkite. Paskui tas pats klausia, kodėl esi fašistas. Paskui tas pats rašo, atrodo kaip Hitleris. Kodėl jis taip rašo? Jisai bando mane sutampatinti su kažkokiu blogiu. Ir jeigu, pavyzdžiui, kodėl esi fašistas, tai prasme, čia reklama turėtų skambėti taip. Aš nežinojau, kad tu turi pleiskanų. Neturiu. Tai net nereaguoju tokius. Panašus į Hitlerį. Kodėl jūs tylėjote tada, kai Rožicką atrinko vaidinti Hitlerį, kai čia filmavo Lietuvoje? Kodėl manęs nepasiūlėt? Kodėl manęs nepasiūlėt? Atsiprašau. Panašus tikriausiai dėl šukuosenos. Turiu daiktą. Matot? Turiu daiktą. Čia yra šukos. Jums nepatinka mano šukuosena? Gerai. Kaip dabar atrodo? Geriau? Konkursas buvo. Nes galima laimėti proginę vasario 16 skirtą monetą su signatarų parašais, paauksuota. Ir aš galvoju, visai būtų faini monetą laimėtų. Pumpt, paspaudžiau, dalyvauju. Skambina man Monetarija LT ir sako, jūs dalyvavote mūsų konkurse. Sakau, taip, dalyvavau. Sako, nugalėtojai jau atrinkti, bet moneta yra tokia, ten su parašais, pilna reklama. Ar norėtumėte įsigyti už labai išskirtinę ir patrauklią kainą? Sakau, matot, jeigu aš būčiau norėjęs ją nusipirkti, aš būčiau ją nusipirkęs. Jūsų marketinginis triukas man yra visiškai suprantamas. Ir jeigu aš jos nelaimėjau, o laimėjau kažkas kitas, valio. Ir pirkti dėl to, kad aš jos nelaimėjau, aš neturėčiau. Taigi mane bando pamauti, nes aš norėjau tos monetos, o dabar mane siūlo už kažkokią kainą. Dar anksčiau parduotuvėse būdavo ten ledynmetis, taurių rinkinys. Ir tu surinki ten kažkiek tai lipdukų parduotuviai ir tada tu gali nusipirkti tą rinkinį pigiau. Tiesą sakant, man jo už dyką nereikia, bet surinkęs lipdukų galiu nupirkti vėliau. Taip veikia reklama, marketingas. Dabar reklama. Ir jūs suprasite, ką aš noriu pasakyti. Su jumis bus gerai, bet be jūsų. Geros dienos. Su vasario 16. Sveiki, gerbimieji. Viskas galėtų būti gerai. Bus gerai, jeigu ir tu ateisi. Alaus namai, vasario 16. Pasiimkit pirmadienį išeiginę. Viskas galėtų būti gerai. Jeigu nebūtų taip, kaip yra, tu prašei nežadėt. Nežadėt niekada.